Donatai, Margarita, susituoksite. Tai jūsų veiksmas, bet ir viešpaties judesys į jūs. Jūsų santuoka yra opus Dei, Dievo darbas. Tai, kas įvyks dabar, bus šventa Dievo akyse. Neabejoju, kad Jisai padarys viską, kad tai, kas šventa tarp jūsų įvyks ir liktų šventa. Įžengėte į šią jums mielą buveinę, šventovę. Smilkalai yra Dievo artumo ženklas, liturgijoje smilkalai, viešpats yra arti. Ir tai yra priežastis, kodėl jūs čia esate. Nes tikite jį ir jisai padėjo jums surasti vienas kitą. Jo artumas tegul būna patiriamas jums čia ir dabar ir mums visiems už jūs besimeldžiantiems. Į tave krypsta akys kiekvieno, savo metu visiems duodi peno. Akys mūsų krypsta į viešpatį kaip ir psalmininko. Ir tas dėmesys į viešpatį sutelktas yra tiltas jo meiliai, kurią jisai nori mums duoti. Žmogus gyvas gali būti meilė. Tai, kas šventa tarp jūsų įvyks ir liktų šventa. Liktų dieviška netgi, sakyčiau. Dievas arti net ir tų, kurie nesišaukia, bet jie nepatiria to artumo, neturi galimybės patirti, neleidžia Dievui pasireikšti savo artumu. Apie tai yra santuoka, bet esate tam, kad kartu Dievo vedini ir Dievo mylimi sulauktumėte senatvės. Tai, ką daro Dievas, yra šventa. Tai ne tik senatvės, kad kartu sulauktumėte, tuokitės, bet kad būtumėte ten, kur ir Jėzus, kad pasiektumėte amžinybę. Santuoka yra vienas iš kelių šventėti, leisti Dievui šventinti, tapti vis labiau žmonėmis ir pasiekti amžinybę. Santuoka, sutuoktiniai prisiima misiją. Vieningą meilę kitiems liudyti, kad Dievas myli. Tuos, kurie pas jūs ateina į svečius, Dievas myli tuos, kuriems jūs patarnaujate, patiria jūsų draugystę ir jūsų tarpusavio vienybę. Gaunate pašaukimą ne po vieną ir po vieną, bet ir kartu. Pasauliui liudyti, kad Jėzus yra tėvo siųstas, jis Dievas ir jis yra meilę dovanojantis. Paulius kalba taip pat apie vienybę. Dievas teduoda jums tarpusavėje būti vienos minties, Kristaus Jėzaus pavyzdžiu. Mylėdami vienas kitą, jūs šlovinate Dievą. Giedodami giesmes, jūs šlovinate Dievą. Kalbėdami garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, jūs šlovinate Dievą. Mes visi pašaukti šitam dalykui. Ir te atsiveria jūsų ir mūsų širdys šlovinant Dievą, jo šventinančiai jėgai, kuri padėtų sulaukti senatvės ir pasiekti amžinybę. Donatai ir Margarita, jūs atėjote į Dievo namus, kad bažnyčios įgaliotinio ir čia esančiųjų liudytojų akivaizdoje viešpats užantspauduotų jūsų nutarimą susituokti. Kai buvot maži, Kristus Krikšto sakramentu jums suteikė išganimo dovaną, jūs paskyrė šventam gyvenimui. Šiandien santuokos sakramentu Jėzus jūs sustiprins amžinai tarpusavio meilę ir ištikimybę tesėti, bei kitoms garbingoms susituokusių pareigoms atlikti. Viešpats praturtins jūs naujomis dvasinėmis dovanomis. Tad bažnyčios vardu kiekvieną klausiu,
apie jūsų pasiryžimus. Donata, ar esi rimtai apsigalvojęs, niekieno neverčiamas ir tikrai pasiryžęs vesti šią savo sužadėtinę? Taip esu. Margarita, ar esi rimtai apsigalvojusi, niekieno neverčiama ir tikrai pasiryžusi tekėti už šio savo sužadėtinę? Taip. Ar pasižadate santuokos kelyje visą gyvenimą vienas kitą mylėti ir gerbti? Pasižadame. Pasižadame. Ar norite pagal Dievo valią susilaukti vaikų ir juos auklėti, kaip liepia Dievas ir bažnyčia? Taip. Te suteikia jums Dievas savo malonės, kad tai, ką pasižadate, būtų jūsų šeimos gyvenimo pagrindas. Aš Donatas. Aš Donatas. Imu tave Margarita. Imu tave Margarita. Savo žmoną. Savo žmoną. Ir prisiekiu. Ir prisiekiu. Visada būti tau ištikimas. Visada būti tau ištikimas. Kai laimė lydės. Kai laimė lydės. Ar vargas suspaus. Ar vargas Kai suspaus. sveikata atvers. Kai sveikata Ar atvers. lygos suims. Ar lygos suims. Visą gyvenimą. Visą gyvenimą. Tave mylės ir gerbs. Mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda. Te padeda man Dievas. Aš Margarita. Aš Margarita. Imu tave Imu tave Donatai. Savo vyrą. Ir Ir prisiekiu. prisiekiu. Visada būti tau Visada ištikimas. būti tau ištikima. Kai laimė lydės. Kai laimė Ar lydės. vargas suspaus. Ar vargas Kai suspaus. sveikata atvers. Kai sveikata Ar lygos atvers. suims. Ar lygos suims. Visą gyvenimą. Visą gyvenimą. Tave mylėsiu ir gerbsiu. Tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda. Te padeda man Dievas. Šią jūsų priesaiką duotą bažnyčios akivaizdoje te stiprina Viešpat savo malonę ir jūs dosniai te laimina, kad Dievas sujungė, žmogus te neperskiria. Palaimink Viešpatie šios žiedus, kuriuos laiminame tavo vardu, tuos, kurie juos nešios, išlaikyk ištikimus vienas kitam bendro gyvenimo kelyje. Te išsilaiko jie tavo ramybėje bei globoje ir visada te klesti jų abipusę meilę. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Margarita, imk šį žiedą. Mano meilės ir ištikimybės tau ženklą. Mano meilės ir ištikimybės tau ženklą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Donatai, imk šį žiedą, mano meilės ir ištikimybės tau ženklą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tegul akys jūsų būna nukreiptos į Dievą, kad kartu sulauktumėte senatvės ir būtumėte ten, kur yra Jėzus. To linkiu, dabar priimkite palaiminimą. Viešpat su jumis. Gailestingasis visagalis Dievas, Tėvas, te suteikia jums savo džiaugsmą ir šeimos palaimą. Amen. Gailestingasis Dievas Sūnus, te būna su jumis laimės ir vargo dieną. Dievo šventoji dvasia visada telieja į jūsų širdį savo meilės. Ir visus jūs čia esančius te palaimina visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus, ir šventoji dvasia. Te lydi jūs Viešpaties malonė. Dėkojame Dievui. Meilė kantri, meilė maloninga. Taigi mes linkim vienas kitą jūs stipriai mylėti, saugoti ir džiaugtis vienas kitą kiekvieną dieną. Sveikinam. Mes sveikinam, kad Donatai, kad tu ryžysis labai rimtam gyvenimiškui žingsniui. O Margarita, kad tu galiausiai tą jauną eržilą kažkaip tai ten pažabojai. Ja. Ta prasme, dar viena sveika, normali lietuviška šeima. Labai džiaugiuosi. Jaučiuosi taip, kaip sesės, kai išlydėjau, atrodo ir jaudinės, ir kaip ten viskas bus. Tai atrodo, kad bažnyčia yra tokie žmonės, kurie nėra tavo biologiniai broliai ir sesės, bet tu pasirenki brolius ir sesės. Tai man atrodo, kad mes šiandien švenčiam brolio ir sesės šventę. Tai galim jūs palaiminti.
laimink juos, viešpatie laimink juos, ir visa, kas juose tegiria tavąjį vardą, viešpatie laimink juos, viešpatie laimink juos, ir visa, kas juose tegiria tavąjį vardą. Labai džiaugiuosi jumis, man kažkaip nežinau, tiek daug džiaugsmo. Tokia šventė, sakau, šiandien buvau rojui. Tikiuosi, kad tęsis labai ilgai. O svarbiausia, tai išlikit draugais viskai. Kunigas sakė, kad dūmai suartina, tai ten yra truputėlį Betliejaus seserų dūmų, o knyga teikia išmintį ir apie meilės kalbas, viens kitą labai rekomenduoju. Garantuoju, kad skaitėt, bet va čia va tegul būna mano vestuvinė dovana jum. Tai linkiu kantrybės, ištvermės, džiaugsmo ir su Dievu. Linkiu, kad ir kaip banaliai skambėtų toj pasakoje, būtų tie žodžiai ilgai, ilgai ir laimingai. Tai varykit iki galo ir kad ši diena būtų tokia kaip ir ateinančios. Bet būkite gausus viskuo, Dievo meilė, būkite gausus ūkiu, būkite gausus vaikais ir būkite laimingi. Labiausiai nors iš tikrųjų palinkėti, kad jūs vienas kitą įsimylėtumėt ir mylėtumėt kasdieną iki pat, žodžiu, gyvenimo pabaigos ir kad nepamirštumėt tikrai tą tiesiog rinktis vienas kitą kasdien. Ir tada, man atrodo, nugyvensit labai, labai daug. I still remember where we were standing when the world stood still. Everything was an open canvas that we could fill. And we're on our way, come what may, who knows what we're gonna find. I still remember where we were standing, and I always will. You're the feeling in my soul. Every sunrise turns to gold. You're the reason I will never be alone. You are my home. There's a magic that we discovered underneath these clouds. There's a rhythm in every morning that we chase down, and we're on our way. Come what may, who knows what we're gonna find. There's a magic that we discovered